pataisyti, reikia nešti ir taip toliau. Ai, sakau, gal jūs pataisykit. Jisai paėmė ir pradangino tą laikrodį. Tai aš sakau, ne tai, kad guodžiuosi, bet sakau, va, pradangino. Žodžio apgavo, nepasakiau. Bet potekstė buvo tokia. O tas žmogus, jaunas, mano amžiaus, tai dabar sakau jaunas. Jisai sako, neapgavo tavęs. Tu pats save apsigavai. Nes tu žinojai, koks jisai yra. Ir žinojai, ką greičiausia jis padarys. Bet tu vis tiek atidavėjai jam, kad pats save apsigautum. Ir kad tau nereiktų daryti to kasdieninio darbo, kurio tu nenorėjai daryti. Tikra teisybė. Tikra teisybė. Tai politinės valios, kad kas nors pasikeis šičia, anie neturi jokios. Šiuo metu į Seimo rinkimus mes einam, kur mūsų ten Mažvydą Misiūną iš vienmandatininkų nori išmesti, tai dabar teismas turės spręsti, dar tokį Raimundą Purvinską irgi iš vienmandatininkų nori išmesti, teismas turės spręsti. Tai pasižiūrėsim, 36, 39 tam tarpe pas mūsų yra. Net jeigu visus išrinktų, mes sprendžiamos teisės jokios neturime. Bet turėsim auditorijai, ne auditoriją, tribūną, iš kurios bus galima garsiai rėkti ir sakyti, kas yra, ir bandyti kaip su to varpu priskambinti iki Lietuvos žmogaus. Vaišvilos ten pasiūlymų buvau nuvažiavęs į Vilnių ir buvo varpininkų minėjimas. Nežinojau, taigi negali visko žinoti. Vincas Kudirka namuose lenkiškai kalbėjo. Čiurlionis iki mirties neišmoko normaliai lietuviškai kalbėti. Visi buvo tėvai jų, ir Smetona buvo ten irgi paminėtas, tėvai, į kunigus ir apie jokią lietuvybę, jokių kalbų, nes kitaip negausit išlaikymo, palikimo ir viskas. Ir kai Basanavičiaus tas varpas pirmasis ir išėjo, aprašo savo atsiminimuose Kudirką, kuris lenkiškai namuose kalbėjo. Tautinės giesmės autorius. Jis aprašo, kaip jis paėmė žurnalą, kaip jam iš akių ašaros pradėjo bėgti, kai jis pajuto, kad jis yra lietuvis. Jis pajuto tada. Ir per visą istoriją, per keliasdešimt metų, apie 250 tik tai buvo tokių žmonių. Tik 250. Ir jų pasėta sėkla, jų lietuvybės sėkla vis tik sudygo. Tai čia yra gera viltis, arba tai yra kelrodė žvaigždė. Darbas tų, kurie sako, man ne tas pats. Žmogus ir Lietuvos pilietis, tai yra svarbiausia. Ir mes privalome turėti tokią valdžią, kuri tarnauja šitam Lietuvos tikslui. Kad Lietuva augtų ir tobulėtų kartu su mumis, o ne tai, kad Lietuva išsibėgiotų ir išnyktų. O Želytei atimčiau visas regalijas iš karto. Tiesiog nėra tokio įstatymo ir atimti negalima, ar ne? Bet jeigu mano valia būtų, atimčiau viską ir iš karto, nes jinai džiaugiasi, kaip Lietuva išnyks. Kai Lietuvos 2 ministrai, aš sąmoningai ir specialiai parašiau Ingridai Šimonytei, kad 2 jos ministrai viešai pasakė. Jie antrą kartą, tuo metu buvo vienas ministras, o paskui jisai Kasčiūnas dabar irgi ministras. Jie viešai pasakė, jie ir antrą kartą nusižengtų Lietuvos konstitucijai ir sulaužytų savo priesaiką. Sąmoningai tai padarytų. Ir jie toliau lieka ministrais. Tai tokiu atveju jau yra klausimas nebe tų 2 asmenų, o Šimonytės, kuri irgi balsavo už tą antikonstitucinį įstatymą. Šimonytės klausimas. Kokia jūs esate ministrė pirmininkė, kuri savo kabinete turi 2 sulaužiusius priesaiką žmonės? Jūsų atsakomybė, bet jie net nejaučia ir jiems nusišvilpti. Nes tokių kalbančių kaip aš, jiems yra mažuma ir jie dar nebijo. Jie prisibaimina, kas vyksta Vokietijoje. Jie prisibaimina Olandijoje.
Jie prisibaimina